Dievas labiau nori mūsų pačių, kad mes save aukotume Dievui, neaukotume pinigus. Čia tipiškas krikščionims būdingas aukos mentalitetas. Krikščionybė, ypač sektose, vis labai būdingas aukos mentalitetas. Kaip aš sakau, krikščionybė per valdžių religiją formavosi, kad įteisint žmonių išnaudojimą, vergovę. Vergai, būkit klusnūs savo ponams, kaip pačiam viešpačiui Dievui. Taip, kaip Dievo klausykit. Gal ne per metus, ne per du, bet po kelių metų susiformuosit pastoviai auka. Kas ir belieka, jūs susitaiko su tuo. O čia dar įteisina. Kaip gerai, kad auka. Dievasgi dėl to tave labai myli. Tu eini Dievo keliu. Dievui reikia taukoti, tu taukojasi. Tu nesukilsi, tu nekovosi už savo teisės. Tu leisies išnaudojamas, kad tavo vervalys jo ant sprando gyventų iš tavo darbo. O tu tik tai, kad priverstinai dirbtų už prasčiausią maistą. Viskas čia gerai, Dievui to reikia, Dievui tai patinka. Štai kas yra tas visas aukos mentalitetas. Iš kur čia, va čia yra kyšausis šitas aukos mentalitetų. Dievui reikia, kad aukotojams. Nereikia Dievui, kad tu aukotų, jis ir taip viską turi. Nereikia aukos. Kažką savo tu paukoji, dalį finansų, dalį laiko, dalį pastangų, taip, kad tu egoizmą neugdytum savį. Dievui reikalingas stiprus žmogus, su nuomonė, su charakteriu, stoviu, mokantis gyventi. Mokantis save ir aplinką valdyti. Jam reikia žmogus, aš turėtų. Žiūrėkit, su Abraomu, jisai diskutavo, derėjosi dėl Sodomos ir Gomoros. Jam nereikia visiško. Judaizme nėra tokio dalyko. Čia islamas, krikščionybė labai mėgsta tokį despotiškas dievas sėdintis. Judaizme, prašau, derėjosi, ginčiasi su Dievu, kovoja su Dievu, kaip Jokūbas. Atstovėdavo savo teisę ir Dievui labai patiko ir laimino jis tuos, kurie derasi su Dievu, pastojo už save, laimino juos. Nuo šiol, sako, tu būsi ne Jokūbas Izraelis, nes kovoji su Dievo žmonėmis ir nugalėjai. Pabrėžimas, štai kas yra judaizmas, kaip tu turėk savo aš, turėk savo valią, turėk savo charakterį, stovėk už save. Būk kažkas. O, jeigu Jėzus irgi kentėjo, tu kentėk, Jėzų išnaudoja, va Jėzų plykalė, tai ir mane turi kalti, kas aš už Jėzų aukštesnis. Dievui nereikia, kad žmogus save aukotų. Čia aukos mentaliteto požymis. Kada atsiranda aukos mentalitetas? Kada žmogus mokyklai skriaudė kažkas, darbė išnaudoja, darbdavys skriaudžia, kiti viršininkai kažkokiai skriaudžia. Jie apgaudinėja sutuoktinis ar sutuoktinė. Pastovi auka. Ir kada žmogus ilgą laiką, jis yra auka, jis įgyja aukos mentalitetą. O aplinka, kurį jis skriaudžia, jį padaro auka. Aplinka yra blogis. Pasaulis yra blogis. Kaip tau krikščionybė nepadirbs? Visas pasaulis velnio valdomas. Viskas iš velnio. Jam nereikia pasikeisti, jam nereikia tapti tvirtu. Tiesiog jis įteisina savo šitą nevykėliškumo buvimo auka. Dievas, Jėzų paukoja, Jėzus yra ant auka. Ir aukokit savo kūnus, kaip Dievas šventą, Dievui patinkančią auką, Naujas testamentas rašo. Blemba, kaip gerai sako. Tai pateisina. Religija nesako, tu pagaliau nebūk ta auka, tu pradėk valingai mąstyti, pradėk tvirtai, stovėk už save. Ne. Čiagi sunku, čia jam pateisinu, viskas gerai, tu už tai Dievas tave myli, matai, tu auka ir Jėzus auka, tu Jėzaus pėdomeini. Nedaug tarp jūsų išmintingų yra. Dievas šitą pasaulį išminti pavedė, kam tie mokslai, kam to žinias, Dievas pasirinko paprastus tos mažutėlius, durnelius. Nedaug jūsų tarp protingų, Paulius rašo, nedaug išmintingų. Juk ten sekė, ten kekščias visokias muitininkai ir beraščiai žvejai, paštovais tapo, prašau. Ir pats Jėzusgi niekur nesimokė, nereikėjo, prašiausiai, ir už tai grybavo šventam rašte. Sunku, pastangų reikia, žmogus nori, kad lengviau, žinot, kaip plaukt pasroviai. O čia jam įteisino labai gerai, tu čia viską darai čia pagal Dievą. Dievas nori, kad tu būtum toks mažutėlis, skriaudžiamas, mušamas, nieko neturėtum, nei turto, nei daugiau šeimos, nieko neturėk iš jūsų. Sek paskui mane ir viską paliko. Pasiteisinus, šitą krikščionybę labai gerai jam. Jis nesugeba savo charakterio, savo gyvenimą valdyti, kontroliuoti, jis per silpnas. Žalingi įpročiai iš karto pagauna, įtraukia kompanijos, valia per silpna jo paprasčiausiai. Todėl jam tas išgelbimas, pavyzdžiui, mes tai juokiamės iš to, tai išgelbėtas, nuo ko, kas tave puola, kas tave muša, kas tave gelbėtų, nuo ko tu išgelbėtas nuo pasaulio, nes jis iš tikrųjų, jisai iškart viskas, jam arba sekta, jiems jį kontroliuoti, jis atiduos savo valią, charakterį, visą gyvenimą atiduos sektos lyderiam, kurie jį kontroliuos, sektantai kažkokie, labai pablogins, sugriaus gyvenimą. Arba jeigu jie nevaldys niekas, jis pats bandys, jis greitai po kelių dienų jisai mirks alkoholį kažkokį, viskas.
Aš geriau 20 metų, Jėzus mane išgė, dabar aš nei lašo negeriu, kai aš priėmiu Jėzų į savo širdį. Ne, tai tu rodo, kad tu esi žmogus arba sekta, arba butelys. Tu reikia arba vieną, arba kitą kažkokią. Už tave persiema sekta kažkokią atsakomybę, valdo tave, tu aklai klausai, kaip tau pasakė, ten pastoriai, sektų vadai. Aukos iš viso filosofija, kai bando, kad už kitą pasiaukot reikia, paprasčiausiai, nuodėmės už kitą pasimti. Aš kaip vienas katalikas visą naktį meldžiausi savo artimųjų nuodėmės, meldžiau, bet prašiau, kaip, ir mano tavo kančia jau keliai skauda, nugarą skauda, nuklupėjimą, turbūt Dievas jo atsižvelgs ir jiem atleis. Čia nebūna taip. Kiekvienas už save atsako. Tu ką gero padarai, tu gausi gero, kad tu blogą padarai, tu gausi blogo. Ne tai, kad kažkas gerą padarė, tu gavai gerą, kažkas blogą padarė, tu gavai bausmę. Ir to kada jau, žiūrėkite, Ezechielio 18 skyrius 20 eilutė, formulė, paneigianti bet kokį aukos mentalitetą. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Ne Jėzus mirs. Kažkoks nekaltas ten Dievo sūnus padaręs, jis mirs. Ne, tik tai tas, kuris nusikalsta mirs. Sūnus neatsakys už tėvo nusikaltimą, o tėvas neatsakys už sūnaus kaltes. Teisus gaus teisę atpildą, nedorėlė nedarybės bus ant jo paties. Teisusis gaus savo paties teisumą atpildą. Ne kažkoks Jėzaus teisumas jam pelnė tenai išteisinti. Jėzus savo teisumu man pelnė išteisinti. Va, aš ką padarė, nieko, tu tiesiog patikėk ir viskas. Ir nedorėlė nedarybė bus ant jo paties. Ne tai, kad Jėzus nuėmė mano nedarybę, ant savęs atkentėjo, ten jį nugalabijo. Ant tavęs. Tai todėl tu nedaryk tos nedarybės ir nebus ant tavęs jos. Bet kadangi krikščionybė yra tokie žmonės, kurie negali nedaryti tiesiog. Negali. Nedaryti, jie per silpni. Pagunda ir viskas, jis lūžo iš karto. Jis neturi valios, jis neturi charakterio. Nuodėmių aš negaliu nedaryti, nes iš Adomo paveldėm sugadintą prigimtį, kurie mes jau gimstam su gimta nuodėmė, mes visi darysim nuodėmės. Kaip tu negali viskas? A tai kaip tada bus išganytas, jeigu tu negali gerą daryti, blogą darysi, tada aš nieko negaliu. Tai Jėzus atėjo, numirė viskas, o ką tu aš nieko, man tik tikėti reikia. Visiškai depersonalizuoja, žmogų nuasmenina, jis neasmenybė tampa, jis niekas. Чонишка, если без тебя мы никто, без тебя мы ничто, мы только сосуды пустые внутри, гена харизматочки, только iškėlė kalbą beldžias. Bet tavęs mes niekas, sako, paprasčiausiai, mes tušti indai. Klausau lenkišką kažkokią tai buvo. Kaip gera man Dieve žemintis prieš tave būtent kelių ir veidų žemint, pult prieš tave ir bučiau tau kojas. Kažkas nesveika. Oi, buvau blogas berniukas, išplakit mane kažką. Iškrypėlė filosofija kažkokia, jūs gal tai jaudina. Auka. Tanachė aukoja avinus. Vis sako, mes avis esame Kristus. Jeigu avis, tai būkit avis. Manusias avis klauso mano balsą. Avis tai avis. Judaizmas skirtas ne avim, o žmonėm. Asmenybėm, mąstantiem, apsiskaičiusiam, aštraus proto, kritiškai mąstantiem, už save pastovintiem, turintiems fizinių ir nefizinių, metafizinių galių, kada reikia. Galintis ne tik tai gerą daryti, bet galintis ir nubaus labai smarkiai, jeigu reikės.